Apie gėdą antrą dalį. Vakar padariau pirmą dalį, kad man gėda būti Lietuvos Respublikos pilietiai prie tokios valdžios. Ir kas nekeista iš tikrųjų, atsiranda visada protingų žmonių, kurie pakomentuos per tą tokį siaurą mąstymą ir nesugeba apčiuoti bendros klaidos, problemos. Aš vakar, kur kalbėjau apie gėdą, kad man gėda kažkam sakyti, žvelgiant, tarkim, iš viršaus, kad man gėda būti Lietuvos Respublikos įmonės pilietiai vien todėl, kad mūsų valdžia yra neapdovanoti protų. Ir jeigu atmetus, ką aš žinau, kad tu žinai ten, tarkim, Sniegenė Antano ar ten Adolfo, Zitos Bronės, man nesvarbu, aš žiūriu globaliai. Mes labai esame, tokie protingi parašyti tezes. Bet kai susiduriame su realybė, mes visi esame įkinkyti į tą vergystę ir kiekvienas turintis Lietuvos Respublikos pilietybę ar Airijos Respublikos pilietybę, mes esame priklausomi nuo tų diktatorių ir jų sąlygų. Kad ir kaip mes norime kalbėti, kad ne. Pavyzdys yra kaip faktas Vilčinskų šeima. Irgi daug kas žinojo, bet susidūrė su tokia žiauria tiesa, kur taip pat jie, kaip ir aš, ar tu skaitaisi Lietuvos Respublikos piliečiais ir turime tokią unikalią valdžią, dirbančias institucijos, kurios yra tiesiog korumpuotos. Mano video yra iš tikrųjų bendrai skirta apie ne tai, kad tu žinai, o kaip realiai mes gyvenam be to žinojimo. Kokia mūsų medicina? Tarkim, aš nieko nežinau, aš niekom nesidomėjau ir dabar suvokiau, kad medicina nieko negydo. Suvokiau, kad mokykla nieko neišmokina, tik tai kaip konkuruoti ir tapti tuo paklusniu avinu. Mano video yra skirti plačiu mastu suprasti kito žmogaus, tarkim, skausmą, kuris nežino, kuris randasi. Man gėda būti Lietuvos Respublikos pilietiai prie tokios durnos, parsidavusios, smirdinčios valdžios, kur daro visiškas nesąmonės. Ir su bet kuo. Man gėda. Ir nesvarbu, kad aš žinau kažką tai daugiau, bet aš esu pririšta prie to, jeigu, tarkim, aš noriu išmesti pasą, ir aš grįšiu į tą Lietuvą. Jo, galiu aš išmesti pasą. Galiu aš pasakyti, pizdu dėjau skersai inčilgai, sūnau nachren, važiuok pas senelių į Lietuvą, pizdu tave supakuos, nesupakuos, tu ten kažkaip tai sivartysi. A ne? Čia yra mūsų tokia valdžia. Ir aš apie tai kalbu, kad gėda man gyventi tokioje šalyje, būti to šalies dalis prie šitos sušiktos, korumpuotos, demokratinės, prostitučių valdžios, kurie daro, ką tik nori. Aš apie tą gėdą kalbu. Lygiai tas pats kaip mūsų vaikai. Kur mūsų vaikai eina? Į kokią mokyklą? Į Lietuvos įmonės mokyklas, taip? Anūkai. Taip? Taigi, o kaip kitaip? Mums susirgus, kur mes kreipiamės?
į Lietuvos Respublikos korporacijos įmonės. Paslaugas, juk taip. Ant kokio gydytojo užkliūsi? A čia biesas žino. Gal užkliūsi ant to, kur suleis ir zbogam. Nes ten daugumai pochui viskas. Nes robotai dirba. Aš apie tą gėdą kalbu plačiu spektru. Nežinant, ar tu žinai, ar tu kietas. Be mūsų kietų yra labai daug silpnų ir sužeistų žmonių. Bet žinoma, taigi protingui ar ne pochui. Aišku, pochui, jis prisiskaitė, jis tenais jau, tarkim, sėdi kokioj pensijoje, vaikų anūkų nėra, arba eina, užsimerkia, ai pizdu, mano anūkai tegul eina į tos Lietuvos Respublikos įmonės mokyklas, svarbiausia juk taigi, kad aš žinau. Man taip dažnai norisi pasiųsti protingą žmogų, eik tu nachui, trumparegį. Realiai. Nachren jūs veliatės į tas, parodydami savo tą šizofrenijos, tą tokį trumparegystę, nes man juk pochui, juk aš žinau, aš prisiskaitęs. O tai kas čia? Nu nekeliauk. Nu neimk ten paso, nekeliauk, nevesk vaikų tu į mokyklą. Nesigydyk. Ar jūs čia rimtai? Aš apie šitą gėdą kalbu. Ir jeigu nesuprantat mano va šito kurmi pasaulėžiūros, tai nachren nerodykit savo to idiotiško, siauro, protingo mąstymo. Man šlykštų net klausytis. Nes jūs kuom parodot, jūs esat tokie pochuistai, kaip ir valdžios atstovai, ir nesuprantate svetimo skausmo. Ar suprantate, tarkim, Vilčinskai, ką iškentėjo? Ar suprantate, kas kitas, tarkim, kieno mamą ar tėtį nužudė ligoninėje? Ar dingo, ar užmušė? Ar išprievartavo? Ar jūs turite atjautos nors kiek, gyvendami toje, Lietuvos Respublikos įmonėje? Ar jūs tiesiog daugelis ant tiek iškrušti nachren? Kad jums svetimas skausmas, ai čia pochui, čia jų karma. Nu. Tai vat man gėda tarp tokių netgi būti. Ką jau kalbėti apie draugystę? Kurva, kai pagalvojus, nu visi tokie protinga ir nėra ką nachui pasiųsti. Nu ką čia siūsi, taigi? Visi edukuoti. Šaltarūriai. O man kažkaip tai gėda ir liūdna dėl kitų, kurie aklai yra įtikėję šitą globalistinę, sektantų, parazitų scenarijum. Man liūdna dėl kitų, nes ne visi gimė būti tokie aršus ir nachui pasiųsti, kada reikia. Ir dar į snukį užversti ir dar paskaityti maldas, va taip tiesiogiai. Nu. Man gėda dėl mūsų, iš tikrųjų, kurva, tų protingųjų negaliu. Nu, visi norime būti protingi. Visi mes norime būti prisiskaitę. O kai kurva susiduri su realybė, bet kaip sūnui sakau, gal sūnau, gal nori, man pochui, nes aš prisiskaičius, sūnau, gal nori važiuoti į Lietuvą. Išbandykim ant tavęs. Dėl armijos. Nieko, mamytė išgelbės. A, ne. Aš apie tai kalbu, kad man gėda, kad už vairo Lietuvos valdžios stovi tokie tešlagalviai. Aš apie tai kalbu. Bendru mastu. Nežiūrint, kuris čia, kas kuris. Kaip bebūtų, mes visi susieti su ta iliuzinės sistemos struktūra.
Taip, kiti gali dėjos kersai nachri ant struktūros. Bet nėra taip. Kaip bebūtų mes visi testuojami. Kažkaip tai. Per kažkokį galą. O tarkim, reikėtų man susigrąžinti lietuviškasias teisės. Nu. Ir ką? Juk kurva neminsiu iš Vilniaus į Klaipėdą su dviračiu. Ar ten neprašysiu kažko, kad mane pavežiotų? Nu ne. Iš kur pas žmonių va toksai yra blet abejingumas ir šaltumas? Nepamatyti svetimo skausmo. Išoperuota jums širdis? Tai pohui, tada galite eiti ir vakcinuotis. Tai išoperuota širdis neturite jausmų. Tai jūs taip ir robotas. Ką jums ten pergyventi, blet, vienu čipu daugiau, mažiau, koks skirtumas? Taigi, čia juk jų karma. Dažniausiai būdavo, prisimenu dar seniau, kai tuo dvasiniu tobulėjimu per seminarus ėjau, kai viena moteris iš tų vedančiųjų, kai sako, žinok, Violeta, Vilniuje yra toksai vyras, kaip ir kažkur nesenai girdėjau, kur davė, išteisino ten, kur su nepilnametėm priekabiauja ir seksas būna, vienu žodžiu, guru, meistras. Tai ir ta moteris irgi, žinai, sako, yra kurie tokie mokytojai dvasiniai, kur pasako moteriai, sako, nori tavo karmą, kad išsipirktų. Seksas. Aš jai sakau, blet, sakau, jūs ten visai kurva Lietuvoj, blet, išdurnėja nachrien, nueičiau, blet, pas tokį mokytoją, kurą, blet, kai paimčiau, užkiaušiu, na, blet, į jebalniką ir viskas, bet taip gražiai, be tokių fingalų, be nieko. Ta moteris, ta lyderė, kuri mokina kitus, nu juk žinai, Violeta, taigi, nu čia moterų karma tokia. Man taip kaip, blet, su šlapiu maišu per snukį davė. Sakau, klausyko, jeigu tavo vaiką 10 metų, ar ten 15, ar 5 metų išprievartaus, kai išprievartaus tavo vaiką pedofilas, tu sakysi, kad čia nieko tokio, čia mano vaiko karma. Jūs, blet, raukėt ten ką nors, ar neraukėt? Ar jūs ten visiškai kurva esat tik nusišviesinę, kad jūs, blet, racionalių veiksmų nebesugebat atskirti? Paskiau ir mano mokytojas, dvasinis guru, buvo išprievartavęs savo vieną per prievartą mergaitę, kuri naiviai tikėjo. Galvoju, kurva aš jam basilio, blet, užmausiu. Bet jis ten kažkur tai vaikšto, Lietuvoj. Tarp Kauno, Alytaus, ten, karočią, kažkur tai. Ir tokių piderasų su mūsų abejingumu, su mūsų prisiskaitimu, kad Lietuvos Respublika, aš nelyginu save su ja. Aš irgi nelyginu, bet aš gyvenu pagal jų kurmį, parazitų, blet, primestas dar. Ir pasą turiu. Nes norint grįžti į Lietuvą, aš turiu turėti pasą. Jeigu neturėsiu pasą, blet, uždarysi durkhatą. Nu, čia mes vaidinti, žinokit, kai mes niekur neinam, mes labai tokie šustri. O kai joblina, blet, perkūnas iš giedro dangaus, sako, prisišnekėjai, mergaitė ir berniuk. Bet dėl to man ir gėda gyventi tome tokiame iliuzinėme pasaulyje, kai mes nieko nematom apart savo šiknos. Aš apie tai kalbu, kad man gėda būti Lietuvos Respublikos pilietė ir kurva, blet, dar dirbti neduoda kaip Lietuvos Respublikos pilietė pagal jūs suteiktas, ignoruotis, integruotis, tiksliau, į Lietuvos valstybinį kažkokį postą. Sako, ne, bet parašysiu laišką. Sakė, dabar yra pilnatis, kur kažkas mano tą mūzą pavogė. Niekaip neprisėdu prie kompo, nieko nebedarau. Nieko nedarau. Kad reiktų parašyti į tą Lietuvos valstybės tarnautojų, darbo vietą. Aš žaidžiu savais keliais. Nes taip aš noriu atlikti savo pareigybę, kaip pilietė. Nes privalau taip. Ir pažiūrėsiu, ką man atsakys.
jeigu man nesuteikia ir neleidžia įgyvendinti savo pilietiškumo, nu tai tada pasimkite savo tą pilietybę, nu tai kur man? Privatininkai? Ne, aš noriu dirbti valdžioje. Noriu, ką jie ten rašo, jeigu nori kontroliuoti, kaip dirba valdžios tarnautojai, aš noriu savo pokyčiai, savo žiniomis, aš noriu pažiūrėti, aš noriu tiesiog būti ta kontrolierė. Aš jaunystėje dirbau tarpmiestinių autobusų kontrolierė, konduktorė. Oi, kaip fainai. Pastoviai, kaip tik tai aš dirbu, taip autobusas visas linksminasi. Bet po 2 mėnesių išmetė, išdavė pavydžios bobos, tipo aš apsivagiau, nes tenais, varkė sukausi juodai, nes ir autobuso vairuotojai pradėjo prie manęs, žinot, jauna, tokia puchujystė. Bobos mane išgriaužė tam pavydžios. Bet, tos 2 mėnesius tiek šaibų užkaliau. Taip kad žinau aš tą mūsų Lietuvos Respublikos įmonės, tą virtuvę skersai ir išilgai. Tai vat, ir man gėda. Kai pasižiūri per televizorių, ar čia yra mūsų valdžia, a jiems ten, kurva jos reikia visus pa šamaną nusiųsti. Nebereikalo jie ir uždarė tos grybus, galvoju, per daug žmonės sugrįš į save. Bet irgi be šansų, taigi, žinok, iliuzija tokia saldi, kad pohui su ta gėda daugelis, kas tas yra gėda, kiek kainuoja. Nes nėra nei empatijos, nėra nei svetimo skausmo supratimo, nes esate daugelis iš tikrųjų tiesiog parazitai, pochuistai, apsiskaitę, intelektualai sergantis makiavelizmu. Ir tiek. Iki.